1972 metais Kairių 8-metėje mokykloje Šiaulių rajone lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lataitienė 8-okams skyrė užduotį surinkti atvirukų apie ramunes ir tekstų apie ramunes. 8 balto popieriaus lapuose sugulė atvirukai ir parašyti Salomėjos Nėries, Jurgio Baltrušaičio ketureiliai, ištrauka iš Anderseno pasakos Ramunė. Po kurio laiko pradėjau pastebėti, kad atvirukų yra ir daugiau. Jų kaupėsi ir atsirado pirmasis albumas, kuriame tilpo 80 atvirukų su ramunėmis. Vėliau pamačiau, kad ramunės žydi ir ant muilo pastos pakuočių. Ramunių piešiniais puošiami puodeliai, stiklinės, audiniai, paveikslai ir taip pamažu rinkinio apimtis plėtėsi. Seniausi rinkinio eksponatai – atvirukai leisti 1954 metais Maskvoje. Tai lauko gėlių puokštės. Didžiausias eksponatas – 50 cm skersmens ramunės žiedas ir mažiausias eksponatas – pakabukas, kurio skersmuo ramunės žiedo yra tik 1 cm. Didžiausias atvirukas 28 ir 43 cm ir mažiausias atvirukas 6 ir 8 cm. Intrigą keliantis daiktai ramunyne yra dėžutė, tai yra moters peleninė, damų peleninė ir moters rankinės laikiklis. O čia yra veidrodis. Kai kurie eksponatai turi savo istorijas. Paveikslas – tai mano kolegų dovana, visai netikėta. Paklydo Ramonė rugiuos, paklydo išeiti negali. O aš kaip jo žiedas ilgiuos, ieškodamas į širdį kelio.